Sveiki visi, susirinkę šiandien čia Ignitis grupės scenoje, kur artimiausią valandą kalbėsime apie energetiko profesiją ir jos virsmą, kas ir užkoduota yra šios diskusijos pavadinime. Taip pat noriu pasakyti ir anonsuoti, ir jeigu dar atėjo žmonių, pasakykit, kad visi tie, kurie nori save išbandyti energetiką ir pasimatuoti šitą profesiją, po diskusijos galės tai padaryti gyvuose darbo pokalbiuose. Ir jie vyks va ten, kur yra vėliavos, palei tą tvorelę, kėdės paruoštos, bus tiek mūsų atrankų specialistai, tiek dalis diskusijos dalyvių irgi sutiko skirti savo laiko ir pasikalbėti su jumis apie tai, kur juda energetikos sektorius ir kokių mums specialistų reikia ir reikės. Na, dabar grįžtant prie pačios diskusijos ir su kuo mes artimiausią valandą kalbėsime, aš pati esu Rima Aukštolytė, dirbu Ignity, konkrečiai su Ignitis gamyba. Na, o man iš dešinės, tai yra Linas Baužys, Ignalinos atominės elektrinės vadovas, vandens energetika sukasi, Asta Sunkailinė, Ignitis gamybos vadovė. Ignitis gamyba yra įmonė valdanti kelis objektus, ką reiktų skirti. Tai tikriausiai daug kam žinoma kaip Lietuvos elektrinė arba tiesiog dabar elektrėnų kompleksą, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Kauno hidroelektrinė. Taip pat Paulius Butkus, tai yra EPSOG plėtros ir inovacijų vadovas. Ir Andrius Šimkus, prie kurio, jeigu matėte aprašymą, yra daug visko išvardinta, bet Andrius pats prašė save pristatyti tiesiog kaip advokatų kontoros Orainen energetikos ekspertą. Sveiki visi. Tai gal pradėkim nuo pradžių, o pradžia ir būtų tokia, nes pavadinimą sakom energetiko profesijos virsmas, energetikos virsmas, kur juda ta energetika. Bet ar apskritai mes galime sakyti, kad tas virsmas yra? Gal jo nėra, gal čia tiesiog, žinot, kaip diskusijos ieško tų kažkokių kabinančių dalykų, konflikto, tai yra ar nėra tas virsmas? Linai tiesiai iš dešinės. Jo, laikas eina, laikas nestovi vietoj, to virsmo turbūt yra daug ir ateityje bus dar daugiau. Tai jeigu kalbant apie Ignalinos atominę elektrinę, mes čia su Asta turėjom pokalbį ir pas mus yra energetikų, kurių reikia. Nes veiklos tarsi nebėra, taip, tokios aktyvios. Nebegaminat. Pirmiausia, mes nebegaminame elektros energiją, bet esam vieni iš didžiausių Lietuvoje elektros energijos ir šilumos energijos vartotojai. Ir kadangi mūsų veiklos kryptis, kuri šiuo metu turim šūkį Vizija 2100, tai suponuoja, kad mes veiklą matome ilgiau nei už 10 ar 20 metų, kas įvyks. Bet kalbant apie mūsų veiklą, ar tai būtų branduolinės saugos ekspertai, ar inžinieriai, ar technologai, ar radioaktyvių atliekų tvarkytojai, tai yra tokia tarytum bazė, ką mes esam sukaupę patirties ir ką ateityje mes turėtumėm turėti papildomas žinias su besikeičiančiom technologijom. Jeigu, tarkim, užteko būti nežinau, branduolinės saugos ekspertų, tai šiandien turėtų būti turbūt galvojama ir apie tą pačią kibernetinę saugą, nes senosios technologijos, su kokiomis mes valdėme elektrinę, jos iš tikrųjų keičiasi, mes statom naujus įrenginius, kur bus saugomos radioaktyvios atliekos daugel metų, kaip jos tvarkomos, tai priemonės keičiasi, įrankiai keičiasi ir vakar buvo šito irgi labai gera diskusija apie apskritai apie saugą. Tai mūsų kartos ir naujiem ateinantiem reikėtų galvoti apie besikeičiančią aplinką, besikeičiančius įrenginius ir mūsų beje pasiruošimą ir transformaciją. Vienas dar pridedant papildomai informacijos, tai kad mūsų daugelis darbuotojų, sakykime, yra ilgamečiai, 10, 20, 30 metų dirbantis elektriniai, bet ateina naujoji karta. Tai va tas virsmas iš naujos į seną, jis reikalauja daugiau energijos, nei mes šiuo metu ją sukuriam. Tai aš dar paskui paklausiu, kaip prasuksim ratą, ar iš tikrųjų lengva prisitraukti tos jaunuosius talentus ir kaip padaryti tą perėjimą iš vienos kartos į kitą ir patirties, ir žinių, ir daugybės kitų dalykų. Asta, kaip atrodo tose objektuose? Žodis virsmas, ne? Iš tikrųjų žodis virsmas savyje tarsi slepia pokytį. Ir kartais mes, kai diskutuojame apie energetiką, turim pripažinti, kad dalis to yra ganėtinai nesikeičiančia, nes fizika nesikeičia.
tai, kas yra pagrindas, iš tikrųjų tai nesikeičia. Kas keičiasi, nes kai mes kalbam apie kompetencijas, tai didelė dalis tų kompetencijų jos yra iš tikrųjų bazinės, pagrindinės kompetencijos. Kas keičiasi? Keičiasi tai, kad, kaip ir viskas apskritai eina ciklais. Tai jeigu kažkada būna ciklas, kai inžinieriai, kai technologai, kai iš tikrųjų tos specialybės, kurios, tarsi yra ta kelrodė žvaigždė arba ateities specialybės, ateities profesijos, jos yra ant bangos, jos yra patrauklios. Paskui yra kita banga ir ji tarsi nuslopina šią bangą. Tačiau aš manyčiau, kad tas virsmas, kai mes kalbam apie energetikus, apie būsimuosius energetikus, apie tą profesiją, jisai yra toksai, kad bazinėje dalyje nesikeičia poreikis sukaupti ir įgyti bazinės kompetencijas. Tačiau atsiranda didžiulis pokytis, kurį aš vadinčiau virsmu, kad ant šitos bazės papildomai tampa būtina turėti tam tikrus skaitmenos elementus. Automatizavimas, skaitmenizavimas, galbūt kažkuriais aspektais iš tikrųjų ir gebėjimas pritaikyti šiuolaikinius dirbtinio intelekto sprendinius ir panašiai. Tai virsmą matyčiau tame, kad iš tikrųjų, kažkokia kita banga buvo užgožus, bet aš sakyčiau, kad naujos reikia bangos, kad ant bazės iš tikrųjų dėtume tas papildomas kompetencijas. Ačiū. Pauliau, plėtros ir inovacijų vadovas. Turit talentus tokios iššūkį ar neturit? Aš galvoju iš vis apie tą virsmą irgi. Taip, žodį, tai mes savo energetikos sektoriui bent jau vadiname transformacija. Ir vyksta transformacija ir labai sutinku, ką Asta sakė, kad yra ta tokia bazė, kuri nesikeičia ir mes tą matome pagal skirtingas įmonės. Pavyzdžiui, mes turime su dujomis Amber Gridą užsiemantį dujų sistemos priežiūrą ir operavimą ir turime Litgridą, kuris užsiema elektros sistemą. Ir matome, vienas natūraliai auga, natūraliai elektros sektorius, jisai tiesiog plečiasi, elektrifikacija, jinai tokia ateina visiškai nauja tendencija, vis daugiau mes matome energetikos ir visų energijos resursų, jie bus elektrifikuojami, atsinaujinančią plėtrą. Tai iš to į savaime auga poreikis išmanyti naujus resursus, kaip juos integruoti, visa kita, tai toksai savaiminis specializacijos visas augimas. Jeigu Litgridas prieš 10 metų žiūrėdavo tik tai pagrindinės generacijos šaltinius ir neskirstydavo tenais skirtingų prijungiamųjų savo gamintojų. Dabar turim atsinaujinančiams atskirą centrą, nes tai yra atskira kompetencija, kurios reikia žinoti, kaip juos integruoti. Tuo tarpu Amber Gridas, jisai visai kitaip, jisai toks stabilus, ta inžinerinė bazė išlieka ir mes turime tokį nuo inžinieriaus iki inovacijų. Bet ką mes irgi jaučiame, kad iš tikrųjų sunkėja šiek tiek ta dalis inžinerijos iš tikrųjų, nes ta specializacija jos trūksta. Mes, pavyzdžiui, turime Panevėžio kompresorinę stotį, kuri pastatyta 70 metais, ją reikia kartais nuo karto tvarkyti variklius, tiesiog toks paprastas. Ir mes sakom, mums jau reikia galvoti net ją atnaujinti ne vien dėl to, kad jinai jau savaime pasenusi, bet dėl to, kad greitai neliks specialistų, kurie moka tą daryti. Ta tokie žmonės, kurie realiai ateina ir moka tvarkyti variklius ar taip panašiai, jie mūsų energetikos sektoriui po truputį nyksta. Ir taip tas toksai mes kaip ir augam, kaip ir pritraukinėjom naujus specialistus, bet tose tradicinėse specializacijos niekur nedingsta. Jų reikia kompetencijų ir tada kas atsitinka, kad tu tada išeini samdai iš išorės rangą ar kitaip, tas kompetencijos bandai pritraukti kitais būdais, bet jau nebe viduj. Ta pati gal panašiai virsmą tam pačiam Litgridė. Mes matėm prieš 15 kažkur metų Litgridas, jis turėdavo seniau inžinerinę visą dalį, po to jinai buvo atskirta. Ir liko toks labiau kaip projektų valdymas. Ir ta tokia visa kompetencija energetikos, bent jau sistemos valdyme labiau nuėjo į projektų valdymą ir tada bandymą iš rinkos pritraukti tas tokias inžinerinės kompetencijas. Kas įmonėje, jinai turi tokį pliusą ir minusą. Iš vienos pusės tu esi tada greitesnis, tada gali, kaip sakyti, greičiau prisitaikyti prie pokyčių, nori naują technologiją, tiesiog naujas pirkimas ateina žmonės su kompetencija ir daro. Iš kitos pusės ta vidinė kompetencija, kaip daryti, kaip veikia viskas, jinai po truputį irgi traukiasi. Tai aš tokį matyčiau ne kiek virsmą, kiek plėtimąsi naujų specializacijų, kurių reikia, bet taip pat kartais būna sąskaita tos kompetencijos kertinės, kaip pasakyti, core, angliškai vadinasi, kurią irgi reikia išlaikyti, nes galiausiai fizika jinai niekada nesikeičia.
Dėl šito sutampa kelios bent jau nuomonės. Ir šiaip Asta mėgsta sakyti, nes liepsime su Asta kartu dirbam, taip kad energetikoje svarbu ne tiek įrenginiai, bet žmonės. Nu, kartais sureikštinam įrenginius, bet žmonės yra ne ką mažiau svarbu, nes be jų žinių ir įgūdžių neveiktų tie dalykai, tiesiog ir dali, ir nedali visokie dalykai. Andriau. Diskutavom stami jau ir prieš diskusiją šitą, kaip tu matai, nes pasakė 20 metų dirbi šitoj srity įvairiausiais kampais, kaip tau atrodo, yra tas virsmas ir kokius iššūkius kelia? Gruodį bus 20 metų. Iš tikrųjų, aš gal taip pasakyčiau, kad mano nuomonė energetikams virsmas nėra jokia naujiena. Nes energetikos technologijos, gynybos technologijos ir medicinos technologijos yra tos, kurios vystosi greičiausiai ir kurios turi didžiausią poveikį tiek nacionaliniam saugumui, ekonomikai, geroviai žmonių ir taip toliau. Tai mano galva inžinieriai, aš kadangi nesugebėjau tapti inžinierium, tai tapau teisininku. Mano supratimu, inžinieriai ir ypač energetikos inžinieriai yra tie inovatoriai, tie pionieriai, kurie visada eina technologijos priekyje ir tai yra natūralu. Tai be jokios abejonės mes kalbame apie natūralų vystymąsi, evoliuciją technologijos. Kartu su technologija ateina tam tikri valdymo sprendimai, reguliaciniai mechanizmai ir taip toliau. Bet kuriuo atveju visais laikais, sakykime, Lietuvoje lemputė įsižiebė 1892 metais, tai nuo to laiko mūsų energetika yra tie inovatoriai, kurie eina koja kojon su technologijom ir natūralu, kad prisitaikyti reikia, turbūt kiekvienoj kartoj susiduriam su tuo, kad, bet čia yra žmogiškasis faktorius, kad kažkas nori mokytis mažiau. Tada ateina jaunoji karta, kuri nori mokytis, kuri turi idėjų, kurie pasisėmė patirties plačiam pasaulyje. Tai aš galvočiau, kad energetikoje virsmas nėra jokia naujiena. Naujos nišos atsirandančios, taip jos dabar labai greitai vystosi. Va čia yra tas niuansas. Sakykime, apie kaupiklius prieš kokius 5 metus kalbėjo tik Energy Cells, kurie pirmieji tą pradėjo projektą Lietuvoje. Dabar jau yra tas ant bangos, yra įėjimas į rinką, kitais metais pasileidžiau daug komercinių projektų. Tai aš sakyčiau, kad energetikoje virsmas yra nuolatinis ir tuo energetiko darbas, apskritai energetikos sektoriui yra ir patrauklus, nes tu nuolat vystaisi, nuolat gali sužinoti kažką naujo, išmokti naujo, nuolat kelt savo kompetenciją. Čia pardaviminis momentas buvo, tai tiem, kuriem reikia dinamikos, rinkitės inžinieriaus profesiją ir energetikos sritį. Andriau, užkabinai klausimą, kuris man ir nuo vakar sukasi galvoje, nes moderavau šiek tiek kitą diskusiją ir irgi kalbėjom, kad pasaulis taip sparčiai vystosi, kad mūsų biurokratinis mechanizmas ir kartais ir švietimo sistema nespėja prisitaikyti, nes vakar galbūt nereikėjo tos profesijos, šiandien jau reikia čia ir dabar, tada ten perpirkinėjam, žmonės baigia kursus, persikvalifikuoja greitai. Kaip yra čia? Ar mes ruošiam tuos specialistus, kuriuos reikia mes kaip valstybė? Kaip jūs kaip įmonių atstovai, ar mes investuojame tų naujų specialistų paruošimą, ar mes dalyvaujame tame, kad sakytumėm taip, mums reikia šiek tiek galbūt tokio ir papildomų kompetencijų. Galbūt reikia tuos senbuvius, kuriuos turim taip šiek tiek apmokyti, kad jie įgytų naujų kompetencijų, nes tiesiog reikia čia ir dabar. Tai kaip tai atrodo? Čia man? Oh, okay. Mes turim Lietuvoje vieną istoriją, kuri turbūt šiek tiek devalvavo branduolinės energetikos ekspertų būtinybę. Tai yra, daugelis žino istoriją prieš 10-15 metų dėl Visagino atominės elektrinės, kai buvo projektas, buvo skatinami stoti, nauja energetika ir taip toliau. Ir čia toks yra, sakykime, liktai tarytum mūsų piliečių nusivylimas valstybė, ypač tie žmonės, kurie įstojo ir jos tarytum neliko. Tačiau laikai keičiasi, turim, sakyčiau, pakankamai unikalią ir gerą Lietuvos naują energetikos strategiją, nepriklausomos energetikos strategiją, kurioje yra numatyta, kad valstybė iki 30 metų turi apsispręsti būti branduolinė energetika ir nebūti. Ir su visom tom išplaukiančiom dalim. Tai dabar esmė yra turbūt tame, kad ar mes turėsime žmonės, kurie galės valdyti, kurti, suprantam, kad pirksim technologiją, kuri bus visais brėžiniais, aiškiai kaip jinai valdoma, kas joje turi būti. Tačiau ką mums tikrai reikia turėti ir perduoti iš kartos į kartą, nes vis dar esam branduolinės energetikos valstybė,
kad net tas užsakovas, kuris ruoš techninės specifikacijas, kokios mums reikia elektrinės, kaip integruosi su dabartinė Lietuvos energetikos sistema, tai turi būti patyręs užsakovas, kad neapsuktų galvos, nors Lietuva turi nuostabią patirtį su independent laivų, su LNG, kurių tokių tuo metu nebuvo pasaulyje daug. Vis tiek mokslas ir mūsų dabartinė švietimo sistema, aš sakyčiau, šiek tiek stokoja, kas galėtų būti, nebeužtenka šiandien turėti energetiką, tai turėtų būti tie vadinamieji tarpdisciplininiai, ne? Tai jeigu inžinierius, tai su IT, jeigu energetikas, tai su kažkokiais viešosios politikos mokslais, kai jie suprastų, arba mes nepamesti tos pačios tvarumo dar dedamosios, kas šiandien irgi yra labai svarbu. Net jeigu mes projektuosim, darysim, tai vertinti, ką darysim ateityje, kaip jau uždarinėsim, kaip sąveikaus su kitom ekologiškom, saulė, vėjų ir kitais dalykais. Tai mes apie tai, kadangi dabar vėl pradedam kalbėti, yra pavesta ir vyriausybės, kad sudaryta darbo grupė dėl galimybių studijos, ar būti ar nebūti, tai iš to išplauks, kas susijęs su vėl nauja branduolinės energetikos specialistų era ir jų parengimo, manau. Asta. Dėl programų ir paruošimo galbūt būsimųjų specialistų, tai aš manau, kad niekada nebus per daug tos pačios klasikos. Ir man atrodo, kai mes kalbame apie pačias programas, apie tuos bazinius, klasikinius dalykus, kurie yra fizika, kurie yra chemija, kurie yra matematika, inžinerija, įvairiais aspektais, tai tiesiog gyvenimo tarpsnis toks, kad mano sūnus yra arti to etapo, kada atsiranda tas poreikis susipažinti, kokios galimybės yra po jau to vidurinio mokslo, po gimnazijos ieškoti savo kelių. Ir tada sako, o gal galėtume pakalbėti, kurią kryptį iš visų tų inžinerinių krypčių, kurios yra pasirinkti. Tai aš supratau, kad kalbėti, kad trūksta programų arba krypčių, kad kažkur tai trūksta, vat, į kur judėt, nedrįsčiau jokių būdų. Programų yra. Aš manyčiau, kad gal ko norėtųsi palinkėti mums visiems, tai tų tiksliųjų mokslų, tų STEM, būtent gamtos mokslų krypties, tam tikro populiarinimo ir kažkokio tai jo patrauklumo parodymo. Niekada nebus per daug, nes iš tikrųjų tai yra ta bazė. O visa kita, ką iš tikrųjų nesikartojant, aš turbūt irgi pasakyčiau, kad kaip ir prieš tai sakiau, baziniams dalykams vis tiek mes visą laiką turim juos išmokti. O visa tai, kas yra papildomai, tai mes paskui iš tikrųjų pakeliui gyvenime mokomės visą laiką. Šis laikmetis, sako, labiau toksai, kai reikia mokytis visą gyvenimą. Man atrodo, kad visada jisai buvo toksai, kad visada reikėjo mokytis visą gyvenimą. Tempas, sutiksiu, turbūt, kad tempas yra didesnis, nes vis dėlto ta inovacijų, ta naujų technologijų, naujų sprendinių, kurie vėlgi mokslinė prasme jau seniai buvo žinomi, bet jų komercializavimas, kitaip sakant, jų dabar diegimas, jisai yra vis dėlto tam tikram virsme, nes atsinaujinančios energetikos technologijos labai didelė apimtimi iš kažkada buvusių tų teorinių modelių dabar virsta kūnų. Paminėti kaupikliai, iš tikrųjų tai nėra nauja technologinė prasme, bet kad tai taptų jau iš tikrųjų projektas, kad tai taptų ir tampa ir tapo, ne, iš tikrųjų, tomis naujomis, sakykime, technologijomis, kurioms reikia tų, kurie išmano, tų, kurie geba ne tik pastatyti, įrengti ir kad įrenginys veiktų, bet kas dar svarbiau, kad gebėtų tinkamai, optimaliai, efektyviai mokėti panaudoti juos, kad jie būtų ilgaamžiai, kad jie būtų patikimi ir taip toliau. Va čia yra tos kompetencijos, kurios turbūt vargu ar gali taip lengvai atsirasti programuose, bet jos tikrai kaip papildomas elementas prie bazinių dalykų yra išmokstamos pakeliui per visą gyvenimą. Pauliau, ką jūs darot? Kaip įmonė? Ar darot kažką?
Aš gal truputį vis tiek grįšiu prie Lino istorijos, nes man visai užkabina asmeniškai, bet grinai per asmeninę prizmę. Paminėjo apie branduolinės energetiką ir visą atominės elektrinės istoriją. Tai va aš taip apie save. Kai aš rinkausi, kur studijuoti, tai tada kaip tik ir buvo Visagino atominės elektrinės projektas. Jisai viliotas buvo, taip šitas. Buvo jisai ant bangos, čia statysim, čia visą kitą. Ir tada buvo Vilniaus universitete sukūrė branduolinės energetikos fiziką. Ir aš buvau antros kartos laidoj, stojau tenais būtent baigti branduolinę energetiką ir važiuoti į Visagino atominę elektrinę. Čia mūsų toks buvo planas, tai turėjau tenais dirbti iš tikrųjų, pagal studijas. Tai taip ir buvo. Tik tai paskutiniais studijų metais įvyko referendumas ir baigėsi visą mano karjerą branduolinė energetikoje. Tai toksai, tu pabaigai, išeini, okei, visą laiką galvoju, va eisiu čia dirbti ir staiga projekto jo ir taip ir neliko. Ir va čia ką su Asta, aš pilnai sutinku, nu ne čia esmė, nes esmė, kokią tu specializaciją pasirinkai. Esmė yra universitete, iš tikrųjų, gauti pagrindą tokių inžinerinių, fizikos, nu pagrindą techninių žinių ir antrą, mokėti mokytis. Nes su tom pačiais kaupikliais, tu universitete neįgysi tų reikiamų kompetencijų, galiausiai mokėti pastatyti, integruoti, valdyti, suprasti, kaip rinka veikia, nes ta pati rinka keičiasi pastoviai, bus daugiau kaupiklių, reikės kitokias paslaugas taikyti, bus kitokia. Tai tu turi išmokti tiesiog dinamiškai judėti. Ir va čia, kai aš galvoju apie šitą temą, galvoju, nu kaip ją apibūdinti, ko skiriasi, aš sakyčiau, inžinierius ir inovatorius. Vat, bent jau mūsų įmonėje, vat, kaip aš suprasčiau, ko skiriasi. Tai inžinierius yra tas žmogus, kuris pasirenka inžinerinę kryptį ir jisai joje tobulė. Nu, pavyzdžiui, pas mus yra sistemos valdymo departamente dirba žmonės, jie ten 20 metų dirba ir jie toliau ten dirbs, nes ta kompetencija gili, sistemos veikimas jisai taip staigiai tu nekeisi, nes labai yra, kaip sakyti, jautrus klausimas ir jie tiesiog turi gilią kompetenciją, kiekvieną pasukimą, taip sakant, supranta, kokią įtaką bus ir jie dėl ko gilėja. Su inovatorium yra šiek tiek kitaip. Inovatorius, bent jau pas mus įmonė, yra toks žmogus, kuris šiandien dirba su sistemos valdymu, rytoj dirbs su sistemos dizainu, poryt dirbs su kokia nors duomenų sistemos kūrimu. Ir jisai turės pastoviai naujas užduotis. Ir čia yra labai skirtingas žmonių tipažas. Vieniems patinka gauti visą laiką iš naujo kažkokias užduotis ir save iš naujo mokytis, o kiti ne, jie nori tiesiog savo toj esamoj srity tobulėti. Ir vat aš taip pat įsivaizduoju tą mūsų energetikos sektorių, kad irgi seniau inžinerinė būdavo ne tiek daug tų skirtingų sričių ir tiesiog visi gilėdavo. O dabar ateina tokia banga, kai tau reikia mokėti. Prieš, man atrodo, 2016 metais, tai čia prieš 10 metų atgal, Lietuvoje sakė, kai darėm su KTU studiją, tai sakėm 700 MW vėjo, čia viskas, maksimumas, kiek šalyje galime turėti, po to bus blackoutas. Saulės elektrinių 80 MW. Tai mes dabar turim per 4000 abiejų. Ir sistema veikia, ir viskas ko puikiausiai pasirodo galima. Bet tą viską tu išmoksti, kaip tokią sistemą valdyti, žingsnis po žingsnį. Ir pastoviai integruodamas, aprašydamas kažkokį pirmą projektą, padarydamas, vadinamas tai pilotu, tada supranti, kaip veikia, tada vis drąsiai ir ją keiti. Tai va tokia, manau, kad tas toksai pastovus mokymasis. Ir vat mūsų programos, aš manau, vat Lietuva yra tarp kitko išskirtinė, nes man teko dirbti ir Briuselį ir ten būna ateina žmonės vat, į įmonę ir jie būna taip 25 metai maždaug tokio amžiaus ir jie pirmą kartą pradeda dirbti, nes visą laiką studijavo. Ir tada jie pradeda mokytis nuo tos teorijos, kiek vat suolė mokosi į praktiką. O Lietuvoje, kas man patinka, aš manau, čia yra mūsų stiprybė. Mes labai ankstyvam amžiuje universitetus jau bakalaurę galime įtraukti studentus į praktikas, įtraukti ir vat būtent per tą derinimą ir studijų, ir mūsų universitetai tai sudaro galimybės. Ir darbo tuo pat metu, va tada tu realiai supranti esmę. Aš kaip, pavyzdžiui, studijavau jau magistrą, aš tuo pačiu pilnu tarpu ir dirbau. Ir tai leidžia tau suvokti, vis dėlto save kreipti kur kas gilesnę sritį. Tai va aš to palinkėčiau visą laiką šalia studijų, to pačiu ir įgyti praktinių žinių, nes va tas labai yra būtina. Kiek iš čia esančių dirba energetikos srity? Galite rankas pakelti? Galvoju, kad čia dabar eis tos darbo pokalbis mūsų, kai baigsis diskusija, bet gal kažkas dar pasimatuos. Andriau, turi ką pridėti? Turiu šiek tiek. Aš iš karto eliminuosiu galbūt savo sritį, nes energetikos teisė tai ir liūdnas vaizdas Lietuvoje. Čia yra tokia našlaitė, nes du didieji universitetai, kurie ruošia teisininkus, energetikos teisė yra tik laisvai pasirenkamas dalykas ir gana su labai silpnu paruošimu.
Tai šioje vietoje tikrai yra problema didelė ir aš čia šausiu dar vieną tokį marketinginį, kad teisininkas, kuris nori pasiruošti, sakykime, tik baigęs visiškai šviežias ir jisai nori energetiką, reikia būtinai į įmonę. Kaip seniai inžinieriai mane auklė, sakė, teisininkas be gamybinės patirties yra niekas. Tai va tos gamybinės patirties įgyjant ir nuoširdžiai čia sakau visiškai be jokios panegirikos, Ignitis yra tas, kuris parengia daugiausiai energetikos teisininkų šiuo metu Lietuvoje. Kitur tos gamybinės patirties be jokios abejonės yra įmanoma įgyti tuose pačiuose sistemos operatoriuose, bet būtent įmoniai, kurios veikla yra platesnė, komercializuota labiau, tai yra didesnė galimybė. Tai čia kalbant apie teisininką. Žodžiu, jauną teisininką skirianti vatą nuo volto surasti yra tikrai labai sudėtinga. Kalbant apie inžinierius, kiek aš bendradarbiauju su Kauno technologijos universitetu, tai aš paantrinsiu, kad tos programos yra, nesu kompetitingas vertintas jų turinio. Bet kalbant apie jaunus žmonės, aš matau tokią galimybę, kad ne tik žmonės gali studijuoti, ne tik gali praktikoje dalyvauti. Arčiau. Bet kartu universitetai sudaro galimybę dalyvauti projektuose, tarptautiniuose projektuose, tyriamuosiuose projektuose. Tai jauniems žmonėms, sakykime, ten jau nuo magistrantūros studentų, iš esmės yra sudaromos galimybės savom rankom prisiliest prie tos sistemos planavimo, kažkokių tai modeliavimų ir taip toliau. Tai manau, kad tos galimybės yra, be jokios abejonės reikia važiuoti į užsienį tobulintis, tai tikrai Lietuvos sistema palyginus su kitom sistemom energetikos yra labai maža. Tos patirties labai daug galima išmokti kitose valstybėse ir tada grįžus jau čia dirbti, pritaikyti savo patirtį. Tai manau, kad galimybės tikrai yra labai plačios. Apie skaudulius ir važiavimą tavo paminėtą minint, Asta, važiavimas. Negalim pasiūlyti galbūt, kad ten dirbti Vilniuje, Kaune, reikia važiuoti, nes tie energetikos objektai dažniausiai būna kažkur, taip, kur reikia pasiekti. Kaip su šituo ir tais jaunaisiais specialistais? Ar čia yra iššūkis, ar jiems tiesiog patinka keliauti ir tai nėra minusas siekiant prisitraukti žmogų? Pradėčiau turbūt nuo savo patirties. Aš didžiąją savo beveik 30 metų karjerą esu tik gal 6 metus dirbęs ir gyvenęs tam pačiam mieste. Visą laiką važiuoju. Davau, bet turbūt esmė yra ne darbo vieta, kur tu esi, bet ar tas darbas veža ir skatina tenais nuvažiuoti. Tai aš kol kas esu tikrai laimingas kūdikis, kad mano darbo visos vietos pozicijos, kurios buvo, tikrai vežė taip, kad nepriklausomai kur aš gyvenu, nors yra tikrai tekę 125 km vieną pusę, į kitą pusę atgal kasdien važinėti. Šiandien mes turim šiek tiek galbūt kitą kartą, kuri galbūt jau nebebūtinai yra noras ten sėdėti automobilį ir važiuoti, bet keičiasi ir Ignalinos atominės elektrinės, jeigu kalbant apie mūsų įmonę pobūdis, turbūt ir kitose įmonėse taip pat. Aš žinau, kad KN Energies kai kurie kolegos dirba Vilniuje, Igničio ar Litgrido įmonės gyvena Klaipėdoje, mes irgi turime darbuotojų, kurie gyvena ir Kaune, ir Klaipėdoje, ir Vilniuje. Tai technologijos tikrai adaptuojasi ir mes adaptuojamės kartu su tom technologijom ir kūrėme taip, kad būtų galima daugiau dirbti nuotoliniu būdu. Tai tikram inžinieriui, kuriam reikia pakrapštyti, pamatuoti, užuosti, jam tas dalykas negazdina, ką mes turime pasiūlymo, tarkim, nežinau, šiandien pasižiūrėjau, atsidaręs, mes turim 38 darbo pasiūlymus, jeigu kažkas ieškote, nuo apskaitininkų, inžinierių, montuotojų, šalkalvių ir įvairios srities. Tai turime Vilniuje biurą, kur tiesiog siūlome, kad jūs galite dirbti čia. Kai kurie žmonės mielai imasi ir nori dažniau net ir nuvažiuoti ir būti, o gyvi tikri inžinieriai, technologai, jiem reikia ten būti ir jie tai nemato kaip kažkokio didžiulio iššūkio. Iš kitos pusės, pažiūrėkim tą mūsų lietuvėlę, taigi mums čia apeiti, apvažiuoti mes tapom pakankamai mobilus ir mums jau ten 100 ar 200 km nebėra kažkoks Everestas, kurio mes negalėtume įveikti. Asta. Turbūt ne visai būtų tikslu sakyti, kad nėra problemas. Taip pat būtų netikslu sakyti, kad tai yra ta problema, kuri yra kertinė. Tai Ignitis gamyba iš tiesų mūsų elektrinės yra 3 lokacijose – Elektrėnai, Kruonis, Kaunas. Tai natūralu,
kad nenustebinsiu turbūt nieko pasakydama, kad jeigu turime poreikį pritraukti naują žmogų darbui Kaune, tai atstumas ar lokacija, ar kaip čia pasakius, jisai niekada nebūna kaip tema darbo pokalbyje, todėl kad tai yra didelis miestas, daugam tai yra patogus miestas ir aš gal net pabrėžčiau, kad judėjimas iš mažesnės vietovės į didesnį yra savaime suprantamas. Žmonės, kurie gyvena mažesnėse gyvenvietėse, ar kaimuose, ar mažesniuose miesteliuose, ar netgi kažkurių tai mažesnių savivaldybių, sakykime, centruose, net nekelia tokio klausimo, kad čia būtų kažkoks iššūkis nuvykti į Vilnių, Kauną, Klaipėdą ar kažkurį kitą atitinkamai didesnį miestą ir tada atstumas matuojamas visai kitų būdų, kilometrais kažkaip kitaip atrodo. Ne? O kai mes jau kalbame, pavyzdžiui, apie darbo vietą, kadangi apie Ignaliną neturėčiau kaip pasakyti, pakomentuočiau atveju, bet apie Elektrėnus, o ypač apie Kruonį, nes Elektrėnai tai vis dėlto yra ir rajono centras, ir be to su labai labai giliom energetikos tradicijoms, o jau apie Kruonį, tai jau ten mes iš viso turime, kaip ten tas toks posakis, ne, in the middle of nowhere, nes ten net jokio kaimelio iš tikrųjų nėra, taip greta, mes rastume, bet jo nėra. Tai čia jau kilometrai tada visiškai kitaip atrodo. Bet tai nėra neišsprendžiamos temos, tai yra tos temos, su kuriomis tu gyveni tuo būdu, kad klausi žmonių, kas yra svarbu, kas yra tai, kas nulemia, pavyzdžiui, pasirinkimą vis dėlto skirti kažkiek tai savo papildomo laiko. Ir turbūt sukurti kompensaciniai mechanizmai tam tikri viską išsprendžia. O mobilumas jisai iš tiesų yra didžiulis. Jisai yra toks didelis, kad mes jį remiamės. Bet pasakius tai, noriu dar paminėti kitą kryptį. Pavadinsiu ją sąlyginai šviežia, bet gal jinai ne pirmą kartą atgaivinama. Ieškome kelio į tų žmonių, kurie gyvena greta pasirinkimus. Ieškome kelio, kaip save, kaip patrauklę, įdomią darbo vietą pristatyti bendruomeniai, kurioje veikiame. Einame link žmonių ir sakom, čia jau dabar pasakysiu nuo savęs asmeninę tokią visiškai nuomonę, fantastiška vieta gyventi yra Elektrėnai, žinoma, ir dėl to, kad Vilnių šalia ir Kauna šalia. Tačiau jau ten gyvenant svarstyti apie tai, kad inžinierinės pakraipos žmonėm, kuriem yra iš tikrųjų svarbu, galbūt ta dalis darbų, kuri yra su stabilumo elementu, tai yra kažkas tobulo, tas derinys, kai tu turi tikrai tą galimybę gyventi nuostabiame iš tiesų Elektrėnų mieste ir turėti tą darbdavį, kuris atitiktų tuos tavo, sakykime, tavo pašaukimo arba tavo pasirinkimo iš tikrųjų elementus. Pauliau, turėsi ką pridėti, nes apie Panevėžį minėjai, kad ten turit kažką, tai kaip jums su šito iššūkiu ir atstumais ir ta jaunąja karta? Aš galvoju šiek tiek paprovokuoti Astą ir paklausti, prašom, kiek šiuo metu Kruonyje dirba žmonių fiziškai. Kasdieną turime sviruojančiai tarp maždaug 50-60 žmonių Kruonyje, tačiau šiuo metu, jeigu jau taip šiuo metu, kai vyksta Kruonio 5 hidroagregato statybos, tai tam tikruose statybų etapuose mes turime ir virš 100 iš tikrųjų žmonių, kurie kiekvieną dieną atvyksta į Kruonį. Jo, bet dėl projekto, jau kai baigsis projektas tada, nes aš manau buvo atvirkščia tendencija, kad vyka automatizavimas visų energetikos objektų ir tą tokio buvimo vietoje jo vis mažiau reikėjo. Tai mūsų bent jau elektros dujų tinklai, tai jie per visą Lietuvą yra pasiskirstę. Seniau mes turėdavom, tarp kitko, regioninius centrus, tai būdavo tokie dalykai ir ten žmonės dirbdavo, po to viskas susijungė, tada pradėjo centralizuotis Vilniuje ir atsirado tada problema, sakyčiau, jeigu tu atvažiuoji į Vilnių, gali dirbti čia, jeigu kažkur esi kitur, jau sudėtinga. Ir dabar atvirkščias virsmas, kai ta tokia lokacijos iš esmės neturi. Yra nuo specializacijos, aišku, priklauso, jeigu tu esi sistemos valdymo departamento tenais, dispečeris, pavyzdžiui, tai jisai dispečerinis punktas čia yra ir viskas. Ir jo tu negali perkelt, negali kažkaip online paleisti, nes tai yra tiesiog nacionalinis saugumas, tai tu turi būti fiziškai. Bet tokių specializacijų kiek yra keli procentai per visą įmonę.
O tuo tarpu labai didelė dalis įmonės darbuotojų pas mus gali dirbti iš bet kur. Tai mes tokį hybridinį darbą labai toleruojam. Pas mus nei vienas ofisas nėra pakankamai didelis, kad visus surinkti. Netgi kai jau būna kokia nors šventė ar kažkas, tai jau tada problema, nes nėra realiai žmonėms kur atsisėsti. Bet taip yra dėl optimizavimo, nes visi yra pasiskirstę. Mes tarp kitko turėjom iš Igničio žmonių atėjusi dėl to, kad sako, aš dabar norėjau Kaune gyventi ir staiga man sako, dabar mažinam dienų, kiek galima būti ir turim fiziškai darbe būti. Tai dėl to žmonės irgi perėjo pas mus, true story. Tai, konkurencija yra sveikas dalykas, taip? Nu, konkurencija sveikas dalykas, mobilumas sveikas dalykas, tai mes tokį turim. Aišku, kita problema yra, aš sakyčiau, kai ateina jau patyręs ir įdirbęs žmogus, tada ta lokacija mažiau svarbi, bet kai ateina naujas žmogus, tai labai svarbu tas buvimas vis tiek vietoj, nes tu negali priimti studento ir sakyti, o dabar tu online ten kartą per savaitę nei jisai perim žinių, nei jisai integruosis į komandą, nei, tai yra vis tiek tokio reikalingumo būti. Bet bendrai tai aš manau, tas toksai hybridinis darbas, jisai matyti išliks kažkoks balansas, mes toleruojam ir tam tikrą laiką darbo iš užsienio irgi leidžiam. Tai tol, kol žmogus daro gerai darbą savo ir atlieka užduotis, tai viskas yra lankstu. Čia šiaip jaučiuosi kaip studijų mūgiai. Kiekvienas pardaviminių akcentų sąrašiuką turi ir jį dėlioja. Bet labai geras žodis buvo pereinamumas. Šiaip, jeigu nebūčiau susidūrus energetikos sektorium, nepagalvočiau apie jį, bet ir pas mus Ignitis gamyboje aš pasakiau kaip juokelį, bet tas pasirodo juokelis yra tiesa, kaip 5 metus išdirbusi žmogį dar naujokų vadina tie, kurie 30 metų dirba. Ir tada aš taip keistai jaučiausi, kaip pati gal daugiausiai kokius 4 esu viename darbe išdirbusi metus, tai aš net iki naujoko nebūčiau užaugusi, taip. Tai kaip yra ir va tie atėję, kaip juos sekasi integruoti ir perimti tas žinias, nes yra, žmonės, kur gali prie kompiuterio sėdėti bet kur, bet yra tie, kuriems reikia mokėti pakrapštyti, kaip sakė, nes taip ten tą varžtą atsukti, užsukti, kurie turi viską žinoti mintinai, kas tose didelėse elektrinėse vyksta. Tai kaip čia yra? Ar čia yra iššūkis ar ne, atsižvelgiant ir kartų skirtumus tikriausiai, taip, nes negalim sakyti, kad jų nėra. Kuris norėtų? Kuris drąsiausias? O aš galiu, čia iš tikrųjų yra ta tema, kurią tu turbūt neveltui ir paminėjai, kad jau pradžioj norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų, kai mes kalbame apie gamybą, arba šiuo atveju netgi ir Ignalinos atominę elektrinę, mes turime kartą žmonių, kurie yra iš tų laikų, kai dirbo dar mano tėtis su mama. Kai tu pradedi vieno darbdavio apimtyje ir tu ten augi, tu ten gyveni ir tavo visas gyvenimas, tavo visi, arba didelė dalis, ne visi, bet didelė dalis tavo rato žmonių yra labai labai susijęs su tuo, kur tu dirbi. Tai mes iš tikrųjų, lygiai tas pats yra Litgridas, Ambergridas, iš tikrųjų pakliūna į tą kategoriją darbdavių, kurie turi labai labai stiprų, ypatingai gilių kompetencijų, kurios yra įgytos per ilgą laiką, tą brandolį. Ir šitas brandolys yra tai, kaip aukso brandolys, todėl kad jie turi tas žinias, kurios yra apie įrenginius, kai jį girdi, kai jį jauti, bet dabar kaip tam naujai atėjusiam darbuotojui girdėt, jaust. Tai va tai yra tas uždavinys, kurį sprendžiame ir kiekvienas turbūt ieško savo sprendimo, kaip tai, ką žmonės turi savo širdyse, galvose, kaip pasakyti, atmintyje, pojūčiuose, kaip visą tai sudėlioti į tam tikras programas, kurios būtų veiksmingos ir įgalintų mus, naujai atėjusius žmonės, įsitraukti ir tapti nebe naujokais, ne per 5 metus, nes mes to nebegalime sau leisti, o per pusmetį, kad iš tikrųjų galėtų žmogus pradėti dirbti savarankiškai tam tikroje apimtyje su atsakomybė po pusmečio, ne po 5 metų. Tai ši tema iš tiesų yra ir žavi, ir su iššūkiais, ir iš tikrųjų su tuo aukso fondų žmonių, kurie statė, kurie įgyvendino tą elektrinę, kurie ateina iš šeimų, kur iš kartos į kartą,
kur sako, čia mano tėvai statė, o aš va dabar dirbu čianai. Tai iš tiesų tai yra didelis uždavinys, tačiau kai randi kelią į žmonių ir tą tokį norą dalintis, kai iš tikrųjų sužadini tą norą ir kai pasakai, kad kai jau turi tiek daug, iš tikrųjų yra benesmagiausias dalykas, tai yra dalinimosi džiaugsmas. Nu tai va čia yra, kaip tą dalymosi džiaugsmą struktūrizuoti uždavinys mūsų kaip darbdavio ir iš tikrųjų įtraukti tiek tą kartą, kuri turi kompetencijas ir tą kartą, kuri atėjusi per pusmetį išmoks tai, ką juos mokinanti kartą mokėsi 5 metus. Tai va toks tas tempo pokytis. Tai ar įmanoma per pusmetį išmokti? Nežinau, kuris nori. Aš tai gal tik tais dar čia yra vienas svarbus, ką Asta labai gerai paminėjo ir tą patį Ignalinos atominė elektrinė turi, kad mes turim darbuotojų, kuris dirba 40 metų plus. Ir ateina kolega, jaunas vadovas, kuriam yra 40 metų. Ir būna tokių momentų, kai, žinai, žmogutė, aš čia daugiau to įmonė esu, nei tu šitam gyvenime ir ką tu mane pamokysi. Bet mes pas save net įmonėje turiu, aš taip sakyčiau, tokių unikalių, nuostabių istorijų, kai, tarkim, čia dalinausi prieš savaitę su kolegomis, žmogus dirbantis inžinierius, 40 metų plus, ir jis realiai padarė savo rankom, nieko neverčiamas iš meilės IT technologijom, pilną 3D vaizdą Ignalinos atominės elektrinės visų statinių ir tu, kaip nori, tu vartai, matai ir vamzdynus, komunikacijas ir ten 100 plus statinių, kuriuos mes turim. Tai tarkim, nereikia mokyti to žmogaus, kaip tu čia žiūrėk, baigęs Obninsko dar kažkokį institutą ir tu neprisitaikai prie mūsų mokslo, bet jo tas gebėjimas net naujai kartai ateiti, prieiti ir pamatyti šiuolaikinės kartom akim, ką jie nori, nenori matyti tų senų brėžinių, kur ten, kai buvo pastatyta 74 metų brėžiniai, kaip tai tikrai būtų sudėtinga turbūt, o ten plus dar kirilica. Tai tas žmogus, dirbantis 40 metų plus, žinantis visą atominę elektrinę, suprantantis brėžinius, mylintis IT ir pats išsiugdęs, gali puikiai dalintis. Kas svarbiausia yra, kad va, tas perėjimas išėjimo iš žmonių jau į savo, kaip sakant, žvejybos ir anūko auginimo sezoną, kad nepamesti svarbiausių kompetencijų, kad atėjus naujoji karta va, rastų tą. Tai aš taip sakyčiau, visame kame turėtų būti iš tikrųjų balansas. Ne? Tai jeigu to balanso nebus, bandysim kažką per jėgą padaryti, tai viskas sugrius ir sistema neveiks. Labai panašų atvejį, beje, grįžtant į mano ankstesnį industriją, Lietuvos geležinkelius turėjom prieš 5-7 metus, kai tą patį sakė, vat mes tai buvom specialistai, o dabar čia Maksimos, draudimų ir kitokių kompanijų inžinierių prie. Nesugriuvo tie geležinkeliai, atsirado daug naujų technologijų, atsirado klientas pirma, dėmesys, kur žmonės dabar nori vėl eiti dirbti ir ateiti naujoji karta. Tam pačiam man rodos, kad mes esame daugelį įmonių senoji energetikų karta ir dabartinė nauja karta ateinanti. Pauliau, Andriau, kažką dar pridėsit? Jo, čia labai gerą temą iš tikrųjų iškabinot, nes per gyvenimą yra tekę tų replikų girdėt, kad, žinai, tu čia po stalų ropojai, kai aš jau aukštos įtampos laidus kramčiau. Bet žylant barzdą jau šiek tiek mažiau tų replikų susilaukiu, bet iš tikrųjų, jeigu taip rimtai kalbant, tie senieji energetikai, tai čia yra turbūt kitas etapas, kada jaunas žmogus pabaigęs universitetą, įgijęs kažkokios tai praktikos, ateina jau, sakykime, dirbti kažkur tai ir jisai tenai turi neišsenkamą lobyną žinių, patirties ir viso to virsmo, apie kurį mes kalbam, tai jūs užkrinat 40 metų, tai sakykime, okei, nebūnė mažiau šiek tiek, bet tai yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų gali perduoti tą patirtį ir perduoti žinias. Ir sakykime, aš savo kailiu tą patyriau, nes aš atėjęs dirbti Lietuvos energiją tuo metinę, aš pusę dienos praleisdavau pas elektros inžinierius, aiškindamasis, kaip veikia sistema, kaip veikia rinka, tik tokiu būdu tu išmoksi. Tai ta prasme, tas paruošimas čia yra kitas etapas ir aš manau, kad tokiu būdu tas perimamumas ir yra. Tik vėlgi, kad čia viskas per saldžiai neskambėtų, iš tikrųjų, ką dabar matau kultūrą įmonėse, dirbdamas su energetikos įmonėm, tai iš tikrųjų tas išlaikymas darbuotojų ir branginimas jis jau yra atsiradęs.
Bet maždaug prieš 10-15 metų, aš tebūnie pabūsiu politkorektiškas, nesakysiu prie kurios vyriausybės, kada buvo tokia mada galvų kapojimas. Ir tas galvų kapojimas pasikeitus politiniai jėgai ne tik viršūnėse, bet ten nueidavo iki, sakykime, departamentų skyrių vadovų. Čia yra labai blogai. Ir buvo prasidėjus energetikos vadybizacija, kaip aš ją vadinu, kai vadybininkai atėjo vadovauti energetikam. Energetikai turi daryti energetiką. Bet kalbant apie jaunus žmonės, tai įmonės yra neįsenkantis lobynas, dirbti ir mokytis, tai būtent tie senieji energetikai tą ir užtikrina. Aš gal iš kito kampo šitą klausimą tada paimsiu atvirkščiai. Mes ir su kita problema susidurėm, kad turim senosius energetikus, kurie turi tą gilę kompetenciją. Aš taip sakyčiau, kokia dalis jų 10% matyt per visą grupę, 20 matyt. Bet yra kita dalis, kur mes kaip tik neturim kompetencijų ir jas reikia pritraukti. Ir mes ten tada žiūrim ir tos pačius jaunus žmonės į universitetus. Aš duosiu tokį pavyzdį, pas mus, pavyzdžiui, duomenų inžinerija. Realiai, duomenų inžinierių pas mus grupėje turėjom 1, dabar jau 5 ir auga ir mes tokia suvokiam, seniau net nebuvo tokio dalyko, kas ta duomenų inžinerija. Taigi, žmogus sėdi prie duombazės ir tiesiog sudėlioja viską. Tada suvokia, kad ne, čia ir visai integracijos sistema, viską ir ta kompetencijos jos tiesiog nėra ir jos atsiranda. Tvarumas. Lygiai tas pats, klientų aptarnavimas irgi paminėta. Tai seniau, kai dar ateidavo, sakytų, koks čia klientas, jie yra tinklų naudotojai, ne klientai. tai visas turi virsmas vykti ir tas virsmas tada su tais naujais žmonėm, kurie ateina tam senam inžinieriui ir sako, ne. Jisai netinklų, jis yra tavo klientas ir dabar tu turi aptarnauti ir nusišypsoti ir viską. Tai staiga keičiasi ir tu įlieji tą tokią naują kultūrą. Tai tas, manau, mokymasis jis nėra, kad ateina pamaina ir šalia tas senasis inžinierius sako, taip, nes mes ir su kita problema, netgi su tais pačiais inžinieriais turim, kad ir standartai keičiasi. Taip kaip, pavyzdžiui, suvirindavo vamzdžius seniau, taip dabar nebetinka. Tai šitą vietą irgi ateina naujas žmogus ir jisai yra labiau atviras pamatyti, kad vis dėlto darome ne taip ir indikuotas problemas ir jas taisyti. Negu tie, vadinkim, senieji žmonės, kurie jau turi, sako, aš 20 metų taip darydavau, visada veikdavo. Tai va čia tokia, aš manau, yra dviprasmė. Nėra vienos krypties, kad ateikit ir išmokit iš tų senųjų inžinierių, abudu mokosi. Ir įmonėje taip pat reikia naujų kompetencijų, kur mes augam, mes keičiamės. Mes čia kalbam, bet gal yra salėje, norėjau sakyti, čia tarp klausančių replikų, komentarų ar klausimų, tai drąsiai galima užduoti, kelti ranką ir tikrai jūs duosim tą žodį, galite pagalvoti. Bet liko trupučiuką daugiau negu 10 minučių, tai mes irgi tą tokią baigiamai raundą galim prasukti. Čia Paulius sakė, kad tai, ką prognozavo ten 2016 ar kažkuriais metais, dabar kaip juokelis gali būti, taip, su visa gale, bet vis tiek paprognozuokim, 3-5 metai. Kokių kompetencijų reikės, kokių specialistų reikės. Ką jūs, pavyzdžiui, dabar įsivaizduokite, esate, nežinau, 12-okas, 11-okas, jau galvojat, ką rinkti su savo visų know-how, visa patirtim, kur šautumėt, kur daugiausia yra perspektyvų. Čia kaip tėvai sakytų, rasti darbą ir gerai uždirbti tikriausiai, tai toks tradicinis tėvų palinkėjimas būna. Aš prieš porą savaičių perskaičiau straipsnį apie tai, kad 29 metais dirbtinis intelektas susilygins su žmogaus intelektų, sąmonė ir protu. 29. Kai kurie sako, gal net bus ir greičiau, nes mes jau nebegebam suprognozuoti taip, kaip vyksta visas progresas. Ir tada kyla klausimas, jeigu aš esu inovatorius, inžinierius ar dar kažkas, arba noriu ateiti juo tapti, tai ko man reikėtų būti? Tai gal mes tapsime tiesiog dirbtinio intelekto aptarnaujantis vergai, nes dirbtinis intelektas padarys brėžinius, suprognozuos, įdės tvarumo, bandydamas pats net irgi su dirbtiniu intelektu diskutuodamas, sako, niekada žmogus yra vis tiek tas turės įvertinti tam tikras vertybės ir panašiai. Aš dar toliau provokuoju, aš sakau, tai gerai, aš įvesiu jam algoritmą 10 Dievo įsakymų, tvarumo, dar kažkokių kitų dalykų. Tai vis tiek ateitis rodo, kad jeigu mes neprisitaikysim ir ateinanti naujoji karta apie tai turėtų galvoti, kaip jie sąveikaus su dirbtiniu intelektu, tikėtina, kad mes būsim greitesni, padarysim daugiau, nes daug rutininio dalyko tiesiog mes atiduosim dirbtiniam intelektui, o patys jungsim tą vadinamą kritinį mąstymą, vertybinius tam tikrus aspektus. Tai aš bet kokiu atveju, jeigu manęs dabar šiandien kažkas paklaustų, kur reikėtų būti, kokią rinkti profesiją, naivu būtų, aišku, gilų humanitarą pasiūsti, būti duomenų analitiku, bet jeigu žmogui patinka kažkiek skaičius, tikslumas, inžinerija,
aš tikrai rinkčiaus inžinieriją, vienareikšmiškai ir energetika yra numeris 1 pasaulyje, nes tai yra, ką mes suprantam, ką mes čia vartojam, kas vyksta, tai yra sukurta iš energetikos vartojimo ir dirbtinio intelekto. Tai aš turbūt labai stipriai jaukinčiausi dirbtinį intelektą, tikrai rinkčiausi inžinerinį, jeigu man tai yra prie širdies, kad tam, kai ateis dirbtinis intelektas, kad aš nebūčiau jo vergas, o būčiau jo valdytojas, galbūt taip sakyčiau. Geras palinkėjimas. Tai tam, kad nesikartočiau, aš gal imsiu kardinaliai, bet taip labai kardinaliai kitą kryptį. Mano požiūriu, šiaip žmogus pirmiausia turi rinktis, kas arčiausia jam pačiam prie širdies. Vienas blogiausių patarimų turbūt rinkis tą specialybę arba tą profesiją, kurioje šiandieną žmonės uždirba daugiausiai, nes tai niekaip negarantuoja ateities visų pirma, bet ką tikrai garantuoja, kad jeigu tai buvo pasirinkimo priežastis, tai meilės darbui nebus ir tikrai niekaip nepavyks pakliūti tą kategoriją, kur radau tai, kas man gyvenime patinka, todėl netenka dirbti ne vieną dieną, nes visą laiką darau tai, kas man patinka. Tai galbūt pasakius tą tokią skambę frazę, aš sąmoningai šiek tiek nusileisiu ant žemės ir pasakysiu, kai šiandieną mes, kai kalbame apie progresą, jisai vyks, mes nežinom, kokiu būdu vyks, kokie virsmai vyks iki galo, turbūt prognozuoti jau kuo toliau, gal ir tuo sudėtingiau, tačiau yra kita pusė. Tiems, kas yra galbūt mažiau linkę į įvairius tas inovatyviuosius dalykus, tie, kurie mažiau yra linkę ir mažiau, kuriuos džiugina pokytis, ne? Yra tikrai ilgą laiką esantis ir būsimas poreikis tų žmonių, kurie pasirinks amatus, kurie pasirinks galbūt šaltkalvystę, kurie pasirinks galbūt elektrotechniko, elektromechaniko, galbūt suvirintojo amatą kaip tą, kurį iš tikrųjų dar labai ilgai ypatingai tose, šiuo atveju, sakykime, energetikos objektuose, mums reikės, kad būtų žmonių, kurie, kaip ten sako, stato laivus, bet ir tiesia laidus. Tai dar ilga kelionė, jeigu kada nors jį įvyks, kad tikrai tai būtų automatizuota, kad tikrai tai būtų skaitmenizuota, kad tikrai kažkoks tai mistinis dirbtinis intelektas kažkokiu tai mistiniu, sakykime, spausdintuvu išspausdintų. Tai gal tai yra ateities dalykai. Bet kai mes kalbame šiandien apie šios dienos žmonės, aš tikrai sakyčiau, kad nepametant tos gijos, kuri eina paraleliai vienareikšmiškai, aš sakyčiau, kad ir tai, kas yra ant žemės, tai yra tai, kas yra amatai, yra labai puikus pasirinkimai, ne vien tik tai, sakykime, ateities sprendimai. Balansą čia, žinai, energetika tokia yra, ji reikalauja balanso, va čia ir yra, man tai buvo visiškas atradimas, kad skirtingai negu, kad, sakykime, finansų rinkose, pavyzdžiui, čia niekada negali būti daugiau pagaminta, sakykime, negu suvartota kažkokiu tai būdu. Visą laiką svarbu išlaikyti balansą, nes kitai, kai sako blackoutas, va čia kaip čia. Ne veltui esate dirbęs tomis elektrinėmis, kurios balansuoja. Priklauso nuo energijos rūšės, tai irgi aš tai gal su Asta sutikčiau, visų pirma, svarbiausia pasirinkti tai, ką patinka ir ką nori. Aš tuosiu tokia grinai per asmeninę, vėl prizmę savo, turiu brolį ir aš irgi, mano brolis vyresnis, jisai tada tėvai sakė, būtinai turi baigti universitetą, kaip neįmanoma stoja ir ten jau taip įgrūdo, jisai norėjo tarp kitko amatus rinktis. Ir tada, nes kaip čia atrodys, gerai mokosi žmogus, o eis amatų rinktis. Ne, universitetą. Įstojęs į tą universitetą, pabaigė po 4 metų, sako, diplomas į stalčių ir į amatus. Tai, ir galiausiai vis tiek žmogus, ten, kur širdis traukia, ten. Ką brolis daro dabar? Kaip? Ką brolis daro dabar? Brolis dabar užsijama baldais ir su medžiu dirba. Tai jisai norėjo dirbti su medžiu. Vat jam traukia medis ir viskas. Tai man atviršiai, aš įstojau ten, kur norėjau, man patiko ir tada visą kelią taip, tu dirbi ir tu mėgaujies. Ir tu toliau tobulėji, nes tu patinka, tu nori to. Ir aš tą tokį sakyčiau, žmonės yra iš prigimties tinginiai.
Ir su dirbtiniu intelektu aš taip sakyčiau labai yra atsargiai. Ir aš kiek kol kas pas mus, bent jau kiek matau pritaikymą to tokio, kad ypač jaunas žmogus, pats jį tą kritinę mąstymą, ką tau duoda rezultatą, dar nėra. Ir tu nesupranti, ar čia yra geras atsakymas ar blogas, tu supranti, kad skamba, daugmaž gerai, sukopijuosiu, įdėsiu, tegu kiti supranta. Ir iš tikrųjų atsiranda tas toksai esamiems darbuotojams tada tokia problema, arba su didesnė patirtim kartai, kad tada pradeda gauti rezultatą, kur taip iš pirmo žvilgsnio atrodo geras, o kai pradedi gilintis, supranti, kad ne taip jau ir geras. Tai ką aš norėčiau linkėti tai žmonėms, kaip atstoja, kad būtent iš pradžių išmokti tas kertinės kompetencijas ir žinias savo sukurti, nes fizika arba inžinerija, kaip sakau, pagrindas jisai nesikeičia, jis niekada nepakis. Tai tu tada šitas tokias įgyti tas žinias iš universiteto, jas giliai įsisavinti ir tada tu turėsi tą kritinį mąstymą galėti ir dirbtinį intelektą pritaikyti. Tai toksai, sakyčiau, stoti ten, kur nori, įstojus sukaupti kritinę tokią žinias ne per lengvai būdą, bet realiai išmokstant, įsigilinant į dalykus, suprantant, kaip veikia jie giliai. Ir antro tiesiog daryti tai, kad tada jau pastoviai mokytis, nes jau pokytis tai visada bus. Baigsit branduolinę energetiką ir paskutiniai studijų metai sakys, eikit, darykit kažką kitą. Ir tu turi prisitaikyti. Ir tas prisitaikymas, pastovus mokymas, bet to ir reikės. Aš manau, ateity to daugiau. Vis reikės kažko naujo ir taip toliau. Andriu, kaip plačiai energetikos srity nardantis ekspertas. Aš asmeniškai vis tiek teisę rinkčiaus, nes jei su energetika nepaina, gali ten šeimos teisę praktikuoti ar kažką. Bet kalbant vėlgi apie inžinierius, kadangi akcentas, aš inžinieriam dėstau energetikos politikos ir teisės pagrindus. Ir visada kolegom linkiu, nes senųjų inžinierių vėlgi būdavo kartais požiūris, kad teisininkas tarsi trukdo daryti dalykus. Teisė apskritai toks dalykas, kad trukdo pastatyti elektrinę. Iš tikrųjų, kartais trukdo. Tai mano iš tikrųjų palinkėjimas jauniems žmonėms, kurie yra pakankamai gabūs, supratimu, tai inžinierius, kadangi sakau, aš pats nesugebu to daryti, tai man yra kažkas tokio wow. Tai aš jiems linkiu neužsidaryti toj dėžutėj būtent technologijų. Kadangi aš kaip teisininkas, aš domiuosi technologijom tam, kad su inžinieriais kalbėčiau vieną kalbą, nes kitaip mes vienas kito nesuprasim. Tai lygiai taip pat inžinieriui yra labai svarbu žinoti politikos, vadybos pagrindus, kažkiek teisės, kažkiek reguliavimo, kažkiek ekonominių, finansinių aspektų, kaip veikia energetikos sistema, kaip veikia rinkos. Tai iš tikrųjų tas neužsidarimas, plėtimas savo kompetencijų, jis atveria naujus horizontus ir naujas karjeros galimybės natūraliai. Tai toks mano palinkėjimas būtų jauniem inžinieriam. Ir dar labai greitai, nes liko kelios minutės, šiaip labai mėgstu šitą klausimą savo radio laidoj. Jeigu turėtumėt burtų lazdelę ar kokią nors ten stebuklingą raktą, nežinau, varžtą ar dar kažką, vienas dalykas, vienas skaudulys, ką pakeistumėt ir išspręstumėt čia ir dabar. Tai gali būti energetikai, tai gali būti, nežinau, susijęs su jūsų darbuotojų paieška, kur jums skauda, nes čia šiaip dauguma vadovai sėdi prieš mus. Tai tas skaudulys, ką išspręstumėt čia ir dabar, jeigu galėtumėt. Kas? Tiek daug jų, kad nesugalvojat, ar nėra nieko? Andrius jau Andrius, kaip... Vienareikšmiškai Visagino atominė elektrinė, 2 reaktorius, vieną prie kito. Gerai, Andriu, Pauliu, Asta, Linai, apmąstymuose sunku? Ne, žinok, esu labai susiaurėjusi šitam klausime. Ir mes šiandieną tos temos turim labai daug šiame festivalyje. Tai aš norėčiau palinkėti, kad ta burtų lazdelė iš tikrųjų sukurtų žymiai daugiau išminties ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Ačiū, Pauliau, Linai, tylit galvoju. Padėsiu, kol Paulius sugalvos. Aš tai pasakysiu, aš pirmą kalbėčiau apie reguliacinę aplinką, nes daugelį įmonių, kur dirbau, buvom labai veikiami reguliacinės aplinkos. Gal neįsižeisti mūsų reguliatoriai, bet aš pasakyčiau taip, kad kiekvienas inovatorius gali būti ir inžinierium, bet ne kiekvienas inžinierius bus inovatorium. Ir kai tu ateini su tam tikru inovatyviu produktu, viskas, bent jau mano reguliaciniai, kai kas dar ir kainų reguliaciniai yra aplinka, remiasi tais baziniais sauga, užtikrinimai ir panašiai. Ir aš pamenu, kai mes buvom be vienos dienos bepilotį lokomotyvą kolegos sukūrė ir viskas apsiribojo reguliatoriais. Ar dabartinėje erdvėje, kur dirbu, yra jie, sakykime, trūkumas inovatyvumo
aš iš tikrųjų reguliacinę aplinką pakeičiau taip ir tas yra neįmanoma be teisės, kur teisė būtų ne priešas, kaip negalima pastatyti, o tas įrankis, kuris padėtų net interpretuoti referendumą, neįsižeiskit žmonių, kurie seniai jau išėjo į užtarnautą poilsį, mesgant kojines, už mus priėmė sprendimą, kaip gyvensim ateityje. Ne? Tai vat, man labiau yra reguliacinė aplinka, yra stablis bet ko viso progreso šalyje. Jūs mat, kad visa diskusija vedasi į Ignalinos atominę elektrinę. Bet čia po to po diskusijos ir Pauliau dar kokį sakinį. Tai kas būtų tas dalykas, ką keičia stebuklingas raktas, lazdelė ar mygtuko paspaudimas? Nežinau, kiek keisti, kiek labiau, sakyčiau, išlaikyti. Lietuva ir bendrai Baltijos šalis ir Šiaurės Europos regionas, mat apie Baltijos jūrą, tai mes turime tokį potencialą išnaudoti energetiką, energetikos resursus, tapti tokią naują visų ekonomikos židinių Europai. Ir būti toks visas mūsų progresas. Ir va aš ko palinkėčiau su ta lasdelė, kad mes nesustotume ten eiti. Pagal dabartinę plėtrą, kaip mes energetikoje darome, mes labai sparčiai prie to artėjame, labai sparčiai augame ir turime galimybę transformuoti visą valstybę. Tai tikiuosi, kad mes čia nesustosim ant mažų, taip sakant, kažkokių lokalių diskusijų arba ten politinių ambicijų, bet nueisime va tą ilgą kelią, kuris gali atnešti ilgalaikės naudos mums kaip šaliai ir ją tiesiog ekonomiškai sustiprinti. Andriau, Pauliau, Asta, Linai, ačiū Jums labai, ačiū Jums, kas klausėsi čia, kas klausėsi ten už ekranų. Ir taip pat primenu, kad laukia tos šiltos kėdės visų, kurie nori pasimatuoti energetiko profesiją. Ačiū Jums.